Batuotas katinas. Vienas malūnininkas paliko 3 savo sūnums malūną, asilą ir katiną. Turtą jie pasidalino greitai. Vyresnysis brolis gavo malūną, antrasis asilą, jaunėlis katiną. Atsisėdo nusiminęs jaunėlis brolis ir sako: mano broliai galės visą amžių pelnyti duoną. Vienas mals grūdus malūne, antras su asilu miltų maišus nešios. O aš ką veiksiu su savo katinu? Badu mirsiu. Katinas, išgirdęs tuos žodžius, tarė savo šeimininkui: prašom dėl to nedėjoti. Duok tik man maišą ir pasiūk pušnis, kad galėčiau lakstyti po krūmus. Tuomet pamatysi, jog visai netokia menka dalis tau teko. Kada katinas viską gavo, ką buvo prašęs, greitai apsiavė, užsikabino maišelį ant kaklo, pasiėmė virvę ir nuėjo į užtvarą, kur buvo daug triušių. Vieną jų kaip mat pasigavo. Po to nubėgo į karaliaus rūmus ir paprašė leisti jam pasikalbėti su karalium. Įvestas į jo didenybės salę, katinas žemai nusilenkė ir tarė: viešpatie, štai triušis, kurį jums siunčia markizas Karabasas. Tuo vardu praminė savo šeimininką. Jis man liepė jį atiduoti jums. Padėkok už tai savo ponui, tarė karalius, ir pasakyk, kad aš labai džiaugiuosi. Kitą kartą katinas sugavo 2 kurapkas ir vėl nunešė jas karaliui. Taip katinas nešė dovanas karaliui 2 ar 3 mėnesius, vis sakydamas, kad jas siunčia markizas Karabasas. Vieną kartą, sužinojęs, kad karalius važiuos pasivažinėti prie upės su savo dukterimi Gražuole, jisai tarė savo šeimininkui: jei manęs klausysi, padarysiu tave laimingą. Tik eik į upę maudytis, lysk į vandenį toj vietoj, kur aš tau parodysiu, o ką toliau reiks daryti, tai jau mano dalykas. Šis ir paklausė katino, nors pats nežinojo, kas iš to bus. Maudosi ir žiūri. Pro šalį krantu važiuoja karalius. Tada katinas, pašokęs iš krūmo, kad suriks iš visos gerklės: gelbėkit, gelbėkit, markizas Karabasas skęsta. Išgirdęs riksmą, karalius iškišo galvą pro karietos duris. Pažinęs katiną, atnešusi tiek dovanų jam nuo markizo Karabaso, tuoj liepė savo sargybai gelbėti skęstantį. Traukiant markizą iš upės, katinas karaliui ėmė pasakoti, kad maudantis jo ponui prislinkęs vagis ir nunešęs jo drabužius. Nors tiesą sakant, katinas drabužius pats buvo paslėpęs po akmeniu. Karalius tuojau liepė tarnams atnešti markizui Karabasui gražiausius savo drabužius. Tas apsivilko ir puikūs drabužiai visai jam tiko, nes jis buvo gražus ir lieknas jaunikaitis. Malūnininko sūnus patiko karaliui, o karalaitei dar labiau. Tėvas ir duktė abu vienu balsu kviečia jį sėstis į savo karietą ir prašo toliau važiuoti kartu. Katinas, nudžiugęs, kad čia jam taip pavyko, nieko nelaukdamas nukūrė tuo keliu, kur bus karaliaus važiuojama. Pribėgo pakely pjovėjus ir rūsčiai jiems sušuko: vyrai, sakykite karaliui, kad tos pievos, kur čia pjaunate, yra markizo Karabaso. Karalius privažiavęs tikrai paklausė pjovėjų, kieno tos pievos. Tos pievos yra markizo Karabaso, atsakė pjovėjai.
O katinas, bėgdamas ir bėgdamas pirma karietos, ką tik sutikdamas pakely, visiems tą patį sakė. Karalius stebėjosi tokiu markizo Karabaso turtu. Pagaliau katinas pribėgo puikią pilį, kur gyveno žmogėdra. Turtingiausias iš visų žmogėdrų pasaulį. Visos to žemės, kuriomis važiavo karalius, buvo tos pilies valdovo. Žmogėdra priėmė katiną labai maloniai. Girdėjau, tarė katinas, kad jūs galit kuo norėdamas pasiversti. Galit, sakysim, pavirsti liūtu, drambliu ar kuo kitu. Tai tiesa, atsiliepė išdžiai žmogėdra. Ir kad įsitikintum, pasiversiu liūtu. Išvydęs prieš save liūtą, katinas baisiai išsigando, iš baimės kaip žaiba šoko pro langą. Po kiek laiko jis pasižiūrėjo pro langą ir pamatė žmogėdrą vėl atsivertus, sugrįžo ir prisipažino, kad jis išvydęs liūtą buvo labai nusigandęs. Man dar sakė, tarė gudragalvis katinas, nors aš tuo negaliu tikėti, kad jūs galit mažu gyvulėliu pasiversti, sakysim, pelę. Tai neįmanoma. Neįmanoma, sušuko žmogėdra. Tuojau sveikas pamatysi. Sulig tai žodžiais jis pavirto pele ir ėmė bėginėti po aslą. Katinas tuojau kapt pagavo ją ir suėdė. O karalius, važiuodamas pro tą gražią pilį, panorėjo jos apžiūrėti. Katinas, išgirdęs karietą trinktant per tiltą, išbėgo pasitikti ir tarė, keldamas vartus. Jūsų didenybę, labai prašom užsukti į markizo Karabaso pilį. Kaip, pono markizo? Ta pilis irgi jūsų? Norėčiau ją apžiūrėti. Markizas padavė jaunai karalaitei ranką ir nusekė paskui karalių į didelę salę. Čia jų jau laukė puikūs pietūs. Karalius ir jo duktė negalėjo markizu Karabasu atsigėrėti. Ir karalius tarė: Pone markize, leidžiu jums vesti mano dukterį. Markizas labai apsidžiaugė. Ta patį vakarą jis pakėlė su karalaite vestuves. Katinas tapo dideliu ponu ir peles bevaikė tik dėl savo malonumo. Raudonkepuraitė. Kitą kartą gyveno kaime mažytė mergaitė, tokia graži, kad gražesnės pasaulyje nerasi. Mylėjo ją mamytė, mylėjo ją ir senelė. Geroji senelė pasiūdino mergaitei raudoną kepuraitę, kuri jai taip tiko, jog visi ėmė ją vadinti Raudonkepuraitė. Kartą iškepė mama pyrago ir tarė jai: Nueik senelės aplankyti, pažiūrėti, kaip ji begyvena. Girdėjau, serga. Nunešk jai bandutę pyrago ir puodynėlę sviesto. Raudonkepuraitė tuoj susiruošė ir išėjo pas senelę į kaimą. Eidama per mišką, sutiko vilką pilką. Jis labai norėjo suėsti Raudonkepuraitę, bet nedrįso, mat netoliese dirbo medkirčiai. Tada jis paklausė mergaitę, kur ji einanti. Mergytė vargšė nežinojo, kaip pavojinga stoviniuoti miške ir klausytis, ką vilkas kalba, todėl atsakė: Einu senelės aplankyti, nešu jai bandutę pyrago ir puodynėlę sviesto, kur mama davė.
Ar toli gyvena tavo senelė? Paklausė vilkas. O taip, atsakė Raudonkepuraitė. Gyvena už ano malūno, va tenai trobelė matyti. Puiku, tarė vilkas. Ir aš noriu aplankyti tavo senelę. Aš eisiu šituo keliu, o tu eik anuo. Pažiūrėsime, katras greičiau nueisime. Vilkas galvotrūkčiais nudūmė pačiu tiesiausiu keliu, o mergaitė nuėjo toliausiu, riešutaudama, gaudydama drugelius ir skindama gėlytes. Neilgai trukus, vilkas jau buvo prie senelės trobos. Jis pasibeldė. Kas ten? Paklausė senelė. Čia aš, jūsų dukraitė Raudonkepuraitė, atsiliepė vilkas, pakeitęs balsą. Atnešiau jums pyrago ir puodynėlę sviesto, kur mama davė. Geroji senelė sirgo ir gulėjo lovoje. Ji tik šūktelėjo. Patrauk virvelę, durys ir atsidarys. Vilkas patraukė virvelę, durys atsidarė. Tada jis puolė ir iškart prarijo senelę. Paskui uždarė duris, užsidėjo senelės kepuraitę, atsigulė jos lovą ir ėmė laukti Raudonkepuraitės. Neilgai trukus jie atėjo ir pasibeldė į duris. Kas ten? Raudonkepuraitė, išgirdusi storą vilko balsą, buvo beišsigąstanti, bet pamanė, kad senelė gerklė užkimo ir atsakė. Čia aš, jūsų dukraitė Raudonkepuraitė. Atnešiau jums bandutę pyrago ir puodynėlę sviesto, kur mama davė. Vilkas, nutaisęs plonesnį balsą, sušuko. Patrauk virvelę, durys ir atsidarys. Raudonkepuraitė patraukė virvelę ir durys atsidarė. Vilkas, pamatęs ją įeinant, užsitraukė antklodę ir sako. Padėk ant skrynelės pyragą, pastatyk puodynėlę ir reikš pas mane atsigulti. Raudonkepuraitė nusirengė ir atsigulė. Ji labai stebėjosi. Senelė pasirodė tokia keista. Senelė, kokios didelės jūsų rankos? Kad galėčiau tave apkabinti, dukraitę. Senelė, kokios didelės jūsų kojos? Kad būčiau greitesnė, vaikuti. Senelė, kokios didelės jūsų ausys? Kad geriau girdėčiau, vaikuti. Senelė, kokios didelės jūsų akys? Kad geriau tave matyčiau, vaikuti. Senelė, kokie dideli jūsų dantys? Kad greičiau tave suėsčiau. Taip sakydamas, puolė tasai nedorėlis vilkas Raudonkepuraitę ir prarijo. Laimė, kaip tik tuo laiku pro šalį ėjo medkirčiai. Išgirdę triukšmą, jie įbėgo į trobelę ir užmušė vilką. Paskui perskrodė jam pilvą ir iš jo išlindo Raudonkepuraitė ir jos senelė, abidvi gyvos ir sveikos. Katinėlis ir gaidelis. Gyveno girios trobelėje katinėlis ir gaidelis. Sykį susiruošė katinėlis eiti į mišką smuikelio daryti. Rengėsi jisai ir moko gaidelį. Tu sėdėk namie, trobelėje. Užsidaryk dureles ir nieko neleisk. Mačiau laputę bėgiojančią aplink. Saugokis jos. Išėjo katinėlis. Gaidelis, likęs namie, užstūmė dureles ir atsitūpęs ant kartelės ėmė snūduriuoti. Tik girdi, barkštės langeliu, klapt durelėmis. Kas ten beldžiasi? Klausia gaidelis. Ogi aš, lapė snapė. O kogi tau reikia?
įsileisk pasišildyti. Šaltas vėjas pučia, visa nušalau. Neleisiu, eik sau sveika namo. Ar tai aš ką piktą padarysiu? Duok tik apšilti truputį, tik valandėlę, prašo lapė. Na, jei tik valandėlę, tai eik, sako Gaidelis, praverdamas duris. Laputė įėjo, tik čiupt Gaidį už sprando ir bėgt su juo per girią. Gaidelis nešamas rėkti. Katinėli, rainakėli, gelbė Gaidį giedorėlį. Lapė snapė mane neša, lapė snapė mane peša. Katinėlis, netoli būdamas, išgirdo Gaidžio riksmą, pasivijo laputę, atėmė Gaidelį ir parsinešė bardamas. Matai, neklausei manęs. Gerai, kad netoli buvau, o būtum jau pražuvęs. Gaidelis pasižadėjo klausyti katinėlio. Ir jiedu po senoviai sau gyveno. Po kelių dienų vėl išsiruošė katinėlis į mišką, prisakęs Gaideliui niekam durų neatidaryti. O laputė, kaip čia buvusi, vėl beldžiasi į duris, vėl prašosi įleidžiama. Sakosi, kad norinti ugnelės pasiimti. Gaidelis vėl laputę įleido. Šiai tik to tereikėjo. Pastvėrė Gaidį ir nešasi. Ir šį kartą katinėlis išgirdo išsigandusio Gaidelio balsą ir atėmė jį iš lapės. Po kelių dienų katinėliui vėl reikia eiti miškan. Ir šį kartą Gaidelis prisižadėjo niekam durų neatidaryti. Bet kur tau? Lapė gudruolė vėl apgavo Gaidelį, sakydama, kad jai kojo šąla, kad nors per durų plyšelį duotų kibirkštėlę. Tik pravėrus duris, laputė čiupo Gaidelį ir nusinešė. Katinėlis tąkart buvo toli ir neišgirdo Gaidelio. Grįžta vakare katinėlis. Žiūri, durys atlapotos, Gaidelio nėra, tik kelios plunksnos ant tako. Viską suprato katinėlis ir išskubėjo Gaideliui į pagalbą. Nuėjo jis prie lapės olos, griežia smuikeliu ir dainuoja. Viena duktė Dundulė, antra Somadžiukė. Vienas sūnus Lukošiukas, antras Tamošiukas, pati lapė aukso ližė. Išgirdo lapė ir siunčia jauniausią savo vaiką pažiūrėti, kas ten taip gražiai dainuoja. Lapiukas išlindo iš olos. Katinėlis tik taukšt jam smuikeliu. Tas nukrito. Ir vėl dainuoja. Nesulaukusi jaunėlio, siunčia lapė antrą vaiką. Išlindo lapiukas, taukšt ir jam. Ir vėl griežia ir dainuoja. Taip išsiuntė lapė ir trečią, paskui ketvirtą lapiuką. Nesulaukdama vaikų, lapė eis pati pažiūrėti, kasgi ten jos lapiukus taip linksmina, kad jie net namo neskuba. Vos iškišo lapė iš olos galvą, katinėlis trinkt ją iš visų jėgų smuikeliu. Tada katinėlis įlindo į lapės olą ir rado ten nuliūdusi Gaidelį ant girnų patupdytą. Nudžiugo Gaidys pamatė savo gelbėtoją ir prisižadėjo visada jo klausyti. Parėjo abu smagus į savo trobelę ir laimingai iki šiol tebegyvena. Pelenė. Kitą kartą vienam turtingam žmogui apsirgo ir mirė pati. Liko vienturtė duktė.
Netrukus tėvas vedė antrą pačią. Pamotė atsivedė į namus 2 dukteris, kurios pažiūrėti buvo gražios ir skaisčios, bet labai piktos ir bjauraus būdo. Tada atėjo sunkios našlaitei dienos. Argi ta kvaišė sėdės kambarį, sakė jos. Kas nori valgyti duoną, turi užsidirbti. Tegu eina puodų mazgoti. Jos atėmė jai gražius drabužius, užvilko seną pilką apsiaustą ir davė avėti medines klumpes. Ji turėjo nuo ryto lig vakaro sunkius darbus dirbti, prieš aušrą kelti, nešti vandenį, kurti ugnį, virti ir mazgoti. Be to seserys visaip jas skriaudė, juokėsi iš jos, bėrė į pelenus žirnius ir lęšius ir liepė jai rinkti. Vakare, pavargusi nuo darbo, gulė ne į lovą, bet į pelenus prie židinio. O kadangi dėl to ji visados buvo dulkina ir pelenuota, seserys ją praminė pelene. Kartą to šalies karalius rengė pokylį, kuris turėjo tęstis 3 dienas. Į tą pokylį buvo kviestos visos gražuolės, kad jos sūnus galėtų išsirinkti savo pačią. Abidvi podukros, sužinojusios, kad jos irgi yra ten kviestos, labai apsidžiaugė. Pasišaukė pelenę ir tarė: Sušukuok mums galvas, nušveis kurpes ir pritaisyk sagteles. Mes einam pas karalių į pokylį. Pelenė viską padarė, bet ji irgi norėjo ten pašokti. Ėmė verkti ir prašyti pamotės, kad ir ją kartu leistų. Tu, pelenė, atsakė ji, visa dulkina ir purvina nori eiti į pokylį? Kaip tu šoksi, kad neturi drabužių nei kurpių? Bet pelenė nesiliovė prašyti ir pamotė pagaliau tarė: Aš ten pabėriau tau į pelenus dubenį lęšių. Jei tu juos per 2 valandas išrinksi, tai leisiu kartu. Mergaitė išėjo pro užpakalinės duris į sodą ir suriko: Jūs karvelėliai, jūs purpleliai, visi jūs dangaus paukšteliai, skriskit pas mane ir padėkit rinkti. Gerus į puodelį, prastus į gurklelį. Iš pradžios pro virtuvės langą atskrido 2 balti karveliai, paskui juos purpliai, o toliau ėmė pulkai skristi visokie paukščiai ir leistis prie pelenų. Karveliai linksėdami galvas pradėjo rinkti dziub, 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 paskui ir kiti paukščiai tą pat darė dziub, dziub, dziub ir išrinkt į dubenį visus geruosius grūdelius. Mergaitė nunešė pamotei dubenį džiaugdamasi, kad dabar jau galėsianti eiti į pokylį. Bet pamotė pasakė: Ne, pelenute, tu neturi drabužių, todėl negali šokti, tave ten išjuoks. Kai ji ėmė verkti, pamotė tarė: Gerai, jei tu per valandą 2 dubenis lęšių iš pelenų išrinksi, tai galėsi kartu eiti. Mergaitė vėl pagalbon pakvietė paukštelius, bet pamotė buvo nesukalbama. Tas viskas tau nieko nepadės. Kartu su mumis negali eiti, nes neturi drabužių ir nemoki šokti. Dėl tavęs mums bus gėda. Čia jie atsigręžė nuo jos ir su savo puikiomis dukterimis išėjo. Palikusi viena namie, pelenė nuėjo ant motinos kapo ir atsistojusi prie lazdyno sušuko: Lazdynėli, lazdynėli, sujudėk, aukso ir sidabro man nepagailėk. Ten tupintis paukštelis numetė į aukso ir sidabru siūtus drabužius ir šilko kurpeles. Ji tuojau apsivilko ir nuėjo į pokylį. Seserys ir pamotė jos nepažino ir palaikė svetimo šalies karalaitę. Kad čia būtų pelenė, joms negalėjo nei į galvą ateiti. Karaliaus sūnus pats ją pasitiko, paėmė už rankos ir ėmė šokti. Pašokusi lig vakaro, ji norėjo eiti namo. Karalaitis tarė: Aš eisiu kartu ir tave palydėsiu.
Jis norėjo žinoti, kur ji gyvena ir kas tokia yra. Bet ji nuo jo pabėgo ir pasislėpė karveliniai. Kitą dieną, kada pokylis vėl prasidėjo ir seserys su tėvais vėl išėjo iš namų, pelenė nuvyko pas lazdyną ir sušuko: Lazdynėli, lazdynėli, sujudėk, aukso ir sidabro man nepagailėk. Paukštelis vėl jai numetė dar gražesnius drabužius kaip aną dieną. Kai jis su tais drabužiais pasirodė pokylį, visi negalėjo atsistebėti jos gražumu. Sulaukęs jos, karalaitis paėmė už rankos ir šoko tik su ja. Vakare išėjo ji namo. Karalaitis išsekė paskui, norėdamas pamatyti, į kuriuos namus ji eis. Bet ji pabėgo nuo jo ir pasislėpė sode už namų. Trečią dieną, kada seserys su tėvais vėl išėjo iš namų, pelenė nuvyko ant motinos kapo ir tarė lazdynui: Lazdynėli, lazdynėli, sujudėk, aukso ir sidabro man nepagailėk. Paukštelis jai numetė tokius gražius ir puikius drabužius, kokių ji nebuvo dar turėjusi, o kurpės buvo vieno aukso. Kai jis su tais drabužiais atėjo į pokylį, visi nežinojo, ką iš nustebimo besakyti. Karalaitis tik su ja viena šoko. Kai atėjo vakaras, ji vėl susiruošė eiti namo. Karalaitis norėjo ją palydėti, bet ji taip greit išnyko, jog jis nespėjo jos pavyti. Bet karalaičio buvo pavartota gudrybė. Jis buvo liepęs visus laiptus ištepti degutu. Kai bėgo pelenė pakopomis, kairės kojos kurpelė prilipo prie deguto ir paliko ant laiptų. Karalaitis pakėlė kurpelę. Ji buvo maža, labai dailaus darbo ir vieno aukso. Kitą rytą jis nuvyko pas pelenės tėvą ir tarė: Bus mano pati tik ta, kuriai tiks ta kurpelė. Seserys labai apsidžiaugė, jų irgi mažos buvo kojos. Vyresnioji išėjo su kurpele į atskirą kambarį ir ėmė matuotis. Bet didžiulis pirštas netilpo kurpelėje, ji buvo per maža. Kita pamotės duktė irgi nuėjo į kitą kambarį ir ėmė matuotis. Pirštai lindo, bet kulnas buvo per didelis. Ar neturit dar kitos dukters? Paklausė karalaitis. Ne, atsakė tėvas. Tik nuo pirmosios mano pačios yra maža apstirusi pelenė. Ji negali būti ta, kurios ieškai. Karalaitis liepė ją atsiųsti, bet pamotė atsiliepė: Ji tokia nešvari, jog niekam pasirodyti negali. Bet jis griežtai pareikalavo ir pelenė buvo pašaukta. Prieš ateidama ji nusimazgojo rankas ir veidą, atėjusi žemai nusilenkė karalaičiui ir tas jai padavė aukso kurpelę. Tada atsisėdo ji ant kėdės, išsitraukė koją iš sunkios klumpės ir įmovė į kurpelę. Ir ta jai tiko, lyg priaugus būtų. Kai jie atsistojo ir karalaitis pažvelgė jai į veidą, pažino, kad čia ta pati gražuolė, su kuriais šoko, ir nudžiugęs tarė: Štai kur tikroji. Pamotė ir abidvi seserys iš apmaudo pabalo. O jis pasisodino pelenę ant žirgo ir išjojo. Jojant pro tą lazdyną, balti karveliai suburkavo ir nusileido ant pelenės pečių. Vienas ant dešinio, antras ant kairio. Ir taip jie ten tupėjo. Trys paršiukai. Kitą kartą gyveno trys paršiukai, trys broliai. Visi jie buvo vieno ūgio, rubuiliai, rausvi, su vienodom, linksmai užsirietusiom uodegytėm.
Net jų vardai buvo panašūs – Nif-Nifas, Nuf-Nufas ir Naf-Nafas. Visą vasarą jie vartaliojosi po žolę, šildėsi prieš saulutę, lepinosi klanuose. Bet va atėjo ruduo ir saulė jau ne taip kaitriai šildė. Metas mums pagalvoti apie žiemą, pasakė kartą Naf-Nafas savo broliams. Aš visas drebu nuo šalčio. Imkim ir pasistatykim namą. Žiemosim savo drauge po vienu šiltu stogu. Bet jo broliai nenorėjo imtis darbo. Suspėsim, žiema dar toli. Mes dar pasilinksminsim, pasakė Nif-Nifas ir vikstelėjo per galvą. Kai prireiks, aš pats pasistatysiu savo namą, tarė Nuf-Nufas ir atgulė į klaną. Na, kaip sau norit. Tuomet aš vienas statysiuosi, pasakė Naf-Nafas. Jūsų nelauksiu. Dienos ėjo vis žvarbyn ir žvarbyn, tačiau Nif-Nifas ir Nuf-Nufas dykinėjo nuo ryto iki vakaro, žaidė kaip dera paršeliams, šokinėjo ir vartėsi per galvą. Ir tik tuomet, kai didysis klanas šalia kelio apsitraukė plonu ledeliu, broliai tinginiai pagaliau ėmėsi darbo. Nif-Nifas nusprendė susiręsti pirkelę iš šiaudų. Jis taip ir padarė. Ir štai pavakarę šiaudinis namelis jau stovėjo, o Nif-Nifas patenkintas linksmai dainavo. Tai namelį pastačiau, 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 niekur tokio nemačiau, nemačiau, nemačiau. Nuf-Nufas netoliese taip pat statėsi savo namuką. Kad būtų greičiau, surentė jį iš šakų ir verbų, stogą apvertė sausais lapais ir uždainavo. Mano nuostabus namai, tai namai, tai namai, čia nebaisus net griausmai, net griausmai, net griausmai. Eime pas Naf-Nafą, pažiūrėsim, kokį namą jis pasistatė, tarė Nuf-Nufas. Kažkodėl mes jį seniai bematėme. Eime, pažiūrėsim, sutiko Nif-Nifas. Ir abu broliai, labai patenkinti, kad jiems nieko daugiau nereikia rūpintis, dingo už krūmų. O trečiasis brolis Naf-Nafas šit jau kelios dienos įnikęs statė. Jis prisivilko akmenų, prisikasė molio ir rentė saugų tvirtą namą. Jis įstatė namui sunkias ąžuolines duris su sklendėmis, kad vilkas, atsibastęs iš gretimo miško, negalėtų įsibrauti. Nif-Nifas ir Nuf-Nufas nustebo. Kas čia? Namas paršiukui ar tvirtovė? Paršiuko namas turi būti tvirtovė, ramiai atsakė Naf-Nafas tebedirbdamas. Ką, gal tu vilko bijai? Pradėjo juoktis broliai. Jokių vilkų nėra. Ir mums vilkas nebaisus, nebaisus, nebaisus. Eik tu kvaiša įkimsus, įkimsus, įkimsus. Taip garsiai dainuodami paršiukai ir prižadino po pušimi miegojusi vilką. Koks ten triukšmas! Nepatenkintas urzgė piktas alkanas vilkas ir nušuoliavo į tą pusę, kur žvygavo ir kriuksėjo du maži kvaili paršiukai, visiškai nenujausdami, kad vilkas seka jų pėdomis. Paršiukai jau buvo bepradedą dainuoti, kai staiga prieš jų akis iš krūmų išlindo tikras vilkas. Jis buvo toks baisus, kad Nif-Nifui ir Nuf-Nufui nugaromis perbėgo šaltis, o plonos uodegytės ėmė tankiai tirtėti. Vargšai paršiukai žviegdami ant viso miško leidosi bėgti. Niekada jiems nebuvo tekę taip greitai dumti. Švitruodami kulnimis ir keldami dulkių debesis, juodu skuto kiekvienas į savo namą. Nif-Nifas pirmasis atbėgo prie savo šiaudinės pirkelės ir vos suskubo užtrenkti duris prieš pat vilko nosį. Tučtuojau atidaryk duris, suriko vilkas. O jei ne, tai aš taip papūsiu, kad visas tavo namas nulėks. Ne, sukriukė Nif-Nifas, neatidarysiu. Tuomet vilkas ėmė pūsti. Nuo stogo nulakstė šiaudai, namas išsisklaidė į visas puses. Vilkas kaukštelėjo dantimis prie pat paršiuko kulnų, bet Nif-Nifas greitai apsisuko ir šoko bėgti. Po valandėlės jis jau buvo prie Nuf-Nufo durų.
Vos suskubo broliai užsisklęsti, išgirdo vilko balsą. Tiek to, nenoriu ėsti šių perkarusių paršiukų. Geriau einu savo namo. Bet vilkas nė negalvojo pasitraukti. Kai paršiukai visai nurimo, jis pasiėmė vieskailį, apsisiautė juo ir tyliai pasibeldė. Nif-Nifas ir Nuf-Nufas labai išsigando. Kas ten? Paklausė juodu ir jų uodegėlės vėl ėmė tirtėti. Tai aš, vargšė maža avelė. Plonu svetimu balsu pralemeno vilkas. Leiskite man pernakvoti, atsiskyriau nuo bandos ir labai pavargau. Avelę galima įleisti, pasakė Nuf-Nufas. Avelė, ne vilkas. Bet pravėrę duris paršiukai išvydo ne avelę, o tą patį aštreiltį vilką. Broliai užtrenkė duris ir iš visų jėgų jas užgulė, kad baisus žvėris negalėtų įsiveržti. Vilkas labai širdo. Jam nepavyko gudrumu nuveikti paršelių. Jis nusimetė vieskailį ir suriko. Na, palaukit, iš šio namo tučtuojau nieko nebeliks. Ir jis, kad ims pūsti. Nuo stogo nulakstė lapai, sienos drebėjo, bet namas vis dar tebestovėjo. Tačiau, kai vilkas papūtė 5. kartą, namas susverdėjo ir griuvo. Siaubo apimti paršiukai šoko bėgti. Iš baimės linko jų kojos, drebėjo kiekvienas šerelis, džiūvo nosys. Broliai dūmė į Naf-Nafo namą. Vilkas vijosi juos milžiniškais šuoliais. Jis buvo tikras, kad šį kartą paršiukai nuo jo nepaspruks. Bet jam vėl nepavyko. Nif-Nifas ir Nuf-Nufas nei gyvi, nei mirę atbėgo prie Naf-Nafo trobelės. Brolis juos įsileido. Vargšai paršiukai buvo taip išsigandę, kad nei žodžio negalėjo ištarti. Jie tylėdami šmurkštelėjo po lovą ir ten pasislėpė. Naf-Nafas iškart susivokė, kad juos vejasi vilkas, tačiau jam nebuvo ko bijoti savo mūriniame name. Jis greitai užsklendė duris, atsisėdo ant kėdutės ir garsiai uždainavo. Ir pasaulį jog žvėris, jog žvėris, jog žvėris, neįslinks pro šias duris, šias duris, šias duris. Bet kaip tik šiuo metu pasibeldė į duris. Kas ten? Ramiai paklausė Naf-Nafas. Atidaryk, neklausinėjęs, atšiauriai sukriokė vilkas. Ir negalvoju, tvirtu balsu atsakė Naf-Nafas. Ak taip, na laikykitės, dabar suėsiu visus 3. Pamėgink, atsakė kitapus durų Naf-Nafas. Jis žinojo, kad jam ir broliams nėra ko bijotis tvirtame mūrinėme name. Tuomet vilkas įkvėpė kuo daugiau oro ir papūtė kiek tik pajėgdamas. Tačiau, kaip jis besistengė, nei vienas net mažiausias akmuo nepajudėjo iš vietos. Vilkas net pamėlynavo, namas stovėjo lyg tvirtovė. Tuomet vilkas ėmė trankyti duris, bet jos irgi nepasidavė. Vilkas iš piktumo ėmė draskyti nagais sienas ir graužti akmenis, iš kurių jos buvo sumūrytos, bet jis tik apsilaužė nagus ir atkando dantis. Aha, va per šį kaminą aš pateksiu trobon, nudžiugo vilkas. Atsargiai užsiropštė ant stogo ir įsiklausė. Viduj buvo tylu. Vis dėlto užkrimsiu šiandien šviežios paršienos, pagalvojo vilkas ir apsilaižęs šmurkštelėjo į kaminą. Bet vos tik jis ėmė kaminu leistis, paršiukai išgirdo šnarėsi. O kai ant katilo dangčio ėmė birti suodžiai, išmintingasis Naf-Nafas tučtuojau suvokė, kas yra. Jis greit puolė prie katilo, kuriame ant ugnies virė vanduo, ir nuvožė jo dangtį. Maloniai prašom, tarė Naf-Nafas ir mirktelėjo savo broliams. Nif-Nifas ir Nuf-Nufas jau buvo visai nurimę ir laimingai šypsodamiesi žiūrėjo į savo protingą ir narsų brolį. Paršeliams neteko ilgai laukti. Juodas kaip kaminkrėtys vilkas murktelėjo tiesiai verdantį vandenį. Niekada dar jam nebuvo taip skaudėję. Jo visi plaukai pasišiaušė.
Klaikiai kaukdamas vilkas lėkte išlėkė pro kaminą ant stogo, juo nusirito žemėn, persivertė 4 kartus per galvą, prajojo ant savo uodegos šalia užsklęstų durų ir nunėrė į mišką. O 3 broliai, 3 maži paršiukai, žiūrėdami jam iš paskos, džiaugėsi taip sumaniai pamokę piktąjį plėšiką. Nuo to meto broliai ėmė sutardami kartu gyventi po vienu stogu. Štai ir viskas, ką mes žinome apie 3 mažus paršiukus – Nif-Nifą, Nuf-Nufą ir Naf-Nafą. Našlaitė Elenytė ir joniukas Aviniukas. Buvo brolis Joniukas ir sesuo Elenytė. Tėvui mirus, juodu išėjo iš namų laimės ieškoti. Eina abudu, o saulė kad kaitina, kad kepina. Joniukas ištroško, norėtų gerti, bet upelio niekur nėra. Eidamas keliu, jis pamatė smėlyje išmintą arklio pėdą, pilną vandens, ir sako seseriai: Elenyte, taip noriu gerti, atsigersiu iš tos pėdos. Sesuo atsakė: negerk, broliuk, kumeliuku pavirsi. Tas paklausė ir eina abudu toliau. Beeinant Joniukas pamatė jaučio pėdą pilną vandens ir norėjo išgerti, bet Elenytė vėl sudraudė: negerk to vandens, jautuku pavirsi. Broliukas vėl paklausė ir abudu nuėjo toliau. Pagaliau Joniukas taip ištroško, kad paeiti nebegali. Jis pamatė smėlyje aviniuko pėdą ir nebeklausydamas sesers išgėrė iš jos vandenį. Sesuo tik žiūri, broliuko nebėra. Apsidairė ir pamatė aviniuką. Ji ilgai verkė apsikabinusi aviniuką, bet tas verksmas nieko negelbėjo. Brolis pasiliko aviniuku. Eina ji toliau aviniuku vedina. Apie vakarą priėjo karaliaus rūmus. Kieman bijojo eiti, nes ten buvo pilna piktų šunų. Pamačiusi šieno kūgį, užlipo ant jo, užsikėlė aviniuką ir užmigo. Kitą dieną karalius, pamatęs kažką gulint ant šieno, išsiuntė tarnus pažiūrėti, kas ten yra. Tarnai sugrįžę sako karaliui, kad ant šieno gulinti graži mergytė ir turinti ant kelių aviniuką. Karalius liepė atvesti mergytę. Tarnai atvedė ją. Karalius, sužinojęs, kad ji yra našlaitė, ryžosi ją auginti. Ir taip Elenytė pasiliko karaliaus rūmuose. Po kurio laiko karalius užsimanė pjauti aviniuką. Mergytė prašo karaliaus, kad nepjautų, tas aviniukas esas jos brolis. Karalius iš pradžių nenorėjo tikėti, bet paskui paklausė jos ir paliko jai aviniuką. Praėjo keletas metų. Elenytė užaugo. Buvo liekna, graži, gera mergelė. Karaliui ji labai patiko ir jis vedė ją. Netoli karaliaus rūmų gyveno laumė ragana. Ji baisiai norėjo, kad ją vestų karalius. Toji ragana dabar Elenytei labai pavydėjo ir žūtbūt ryžosi jai galą padaryti. Vieną kartą Elenytė ėjo maudytis. Laumė ragana pripuolusi įstūmė ją vandenin, o pati apsivilko jos drabužiu ir nuėjo į karaliaus rūmus. Elenytė vandenyje neprigėrė, tik pavirto aukso kuoja. Laumė nuėjusi į rūmus apsimetė ligonę. Jie atsigulė ir tarė karaliui: kaip man įgriso tas savinas, liepk jį papjauti. Karalius nusigando ir sako:
Tu nori aviniuką pjauti? Juk visados sakydavai, kad čia tavo brolis Joniukas. Laumė ragana atsakė. Aš tyčia taip sakiau. Argi avinas bus mano brolis? Aš dabar sergu ir jeigu to avino mėsos negausiu, mirsiu. Karalius jai liepia šiaip kokios avienos valgyti, bet laumė vis sakosi negyvensianti, jei karalius to aviniuko nepapjausęs. Karalius labai gailėjo aviniuko ir nepjovė. Aviniukas suprato, kad laumė nori jį papjauti. Nuėjo ant krašto ežero, kur buvo jo sesuo, ir taip ėmė dainuoti. Elena sesė, Elenyte, Elenyte, žada ponulis mane pjauti, jau visi tarnai peilius galanda, dvaro mergelės geldas mazgoja, laumė ragana mėselės geidžia. Elenytė iš ežero atsakė. Avinė broli, avinėli, avinėli, pasakyk ponuliui karaliūnui, tegu sušaukia visą dvarą, tegu numesga šilko tinklą, tegu pagauna aukso kuoją. Tarnai, išgirdę aviniuką dainuojant ir žuvelę jam iš vandens atsakant, papasakojo viską karaliui. Karalius kitą rytą atėjo prie ežero krašto ir palindo po krūmų, kad aviniukas jo nematytų. Aviniukas vėl atėjo ant ežero krašto ir vėl dainuoja. Elena sesė, Elenyte, Elenyte, žada ponulis mane pjauti, jau visi tarnai peilius galanda, dvaro mergelės geldas mazgoja, laumė ragana mėselės geidžia. O sesuo jam iš vandens vėl atsakė. Avinė broli, avinėli, avinėli, pasakyk ponuliui karaliūnui, tegu sušaukia visą dvarą, tegu numesga šilko tinklą, tegu pagauna aukso kuoją. Karalius viską girdėjo. Parėjęs namo, sušaukė visą dvarą ir liepė dirbti šilko tinklą. Numesgus tinklą, tuoj liepė pagauti kuoją. Tik ištraukus, ir aviniukas, ir kuoja tuoj pavirto žmonėmis. Karalius pažino savo tikrąją pačią, tuoj suprato, kad laumė ragana ją vandenin įstūmė. Jis liepė raganą užmušti, o pats su Elenyte ir Joniuku pasiliko gyventi rūmuose. Visi gyveno labai ilgai ir laimingai. Vilkas ir 7 ožkeliai. Buvo kartą ožka ir turėjo 7 ožkelius. Ji juos taip mylėjo, kaip kiekviena motina savo vaikus myli. Kartą ji taisėsi eiti į girią parnešti ėdesio. Sušaukė visus savo ožkelius ir sako: Mano vaikeliai, aš einu į girią, o jūs be manęs žiūrėkit, saugokitės vilko. Jei iš čia įlys, jūsų neliks nė kaulų. Tas nenaudėlis dažnai apsimeta kuo kitu, bet galit jį tuojau pažinti iš drūto balso ir juodų kojų. Ožkeliai atsakė: Miela motute, prašom eiti ir nesirūpinti, mes mokėsim pasisaugoti. Tada senė ožka subliovė ir ramiai išėjo iš namų. Neilgai trukus po jos išėjimo kažkas pabeldė į trobelės duris ir suriko: Atidarykit, mėly vaikeliai, sugrįžo jūsų motutė ir parnešė kiekvienam po dovanėlę. Bet ožkeliai iš drūto balso suprato, kad čia vilkas, ir jam atsakė: Nedarysim durų, tu ne mūsų motutė. Jos balselis plonas ir malonus, o tavo drūtas. Tu esi vilkas. Tada vilkas nubėgo į krautuvę, nusipirko didelį gabalą kreidos, suėdė jį ir jo balsas pasidarė laibas. Sugrįžo jis vėl prie tos trobelės, pasibeldė į duris ir suriko: Atidarykite, mėly vaikeliai, sugrįžo jūsų motutė ir parnešė kiekvienam po dovanėlę.
bet jis užkėlė koją ant lango staktos. Vaikai pamatė ir atsiliepė. Nedarysim durų. Mūsų motutės ne juodos kojos kaip tavo. Tu esi vilkas. Tada vilkas nubėgo pas kepėją ir sako. Susižeidžiau koją, ištepk man tešla. Ir kai kepėjas ištepė jam koją, vilkas nubėgo pas malūnininką ir sako. Apibarstyk man koją baltais miltais. Malūnininkas pagalvojo. Vilkas bus sugalvojęs kokias pinkles ir norėjo atsikalbėti. Bet vilkas tarė. Kad man kojos nebarstysi, aš tave suėsiu. Malūnininkas pabūgo ir nubaltino jam koją miltais. Tokie mat yra žmonės. Štai ir nuėjo tas nedorėlis trečią kartą prie tos trobelės, pasibeldė ir tarė. Atidarykit, vaikeliai, sugrįžo jūsų motutė ir parnešė kiekvienam po dovanėlę iš miško. Ožkeliai suriko. Pirma parodyk mums savo koją, kad galėtume pažinti, ar tikrai esi mūsų mamytė. Tada jis parodė pro langą koją. Ir kai tie pamatė, kad ji tikrai balta, patikėjo ir atidarė duris. O čia vilko būta. Ožkeliai persigando ir šoko nuo durų pasislėpti. Vienas palindo po stalu, antras įsikasė į patalą, trečias užlindo už krosnės, ketvirtas nubėgo į virtuvę, penktas pasislėpė indaujoj, šeštas po loviu, septintas laikrodį. Tačiau vilkas juos visus rado ir nieko nelaukdamas ryte prarijo. Tik septintojo negalėjo laikrodį rasti. Prisisprogęs ramiai išėjo iš trobelės, išsitiesė pievoj po medžiu ir užmigo. Netrukus senė ožka parėjo iš girios į savo trobelę. O, ką ji ten išvydo! Durys buvo atlapos, stalas, krėslai, kėdės išvartyti, lovys suskaldytas į šipulius, apklotas ir pagalviai išmėtyti iš lovos. Pradėjo jį ieškoti savo vaikelių, bet niekur negalėjo rasti. Paskui ėmė šaukti juos vardais, bet niekas neatsiliepė. Galop, kai ji priėjo prie jaunėlio, laibas balselis atsiliepė. Brangiausia motute, aš esu laikrodyje. Ji tuojau iš ten ištraukė savo vaiką, tas jai apsakė, kai buvo atėjęs vilkas ir suėdė visus kitus ožkelius. Galite suprasti, kaip ji verkė savo nelaimingų vaikelių. Pagaliau senė ožka, visa susikrimtusi, išėjo iš savo namelių, o mažėlis ožkelis išsekė paskui. Atėjus į pievą, ožka žiūri. Po medžiu vilkas išsikėtęs guli ir tai baisiai knarkia, jog ties jo šakos nuo knarkimo juda. Ožka apėjo aplink, apžiūrėjo ir mato, kad jo išputusiame pilve kažkas kruta. O Dieve, pagalvojo ji, ar tik nebus čia mano vaikeliai? Tas bjaurybė juos surijo, o jie vargšai matyti gyvi tebėra. Ir parsiuntė ožkelį namo žirklių, adatos ir siūlo. Paskui ėmė kirpti nedorėliui pilvą ir vos kiek prakirpo, vienas ožkelis tuo iškišo galvą, o pakirpus toliau, visi 6 ožkeliai po viens kito iššoko iš vilko pilvo ir visi buvo sveikutėliai, nes tas bjaurybė iš godumo juos rijo nekramtydamas. Kiek buvo džiaugsmo! Jie ėmė malonėtis prie motinos ir šokinėti aplink ją. O senė ožka tarė. Dabar eikit, pririnkit akmenų, mes juos sugrūsim tam bjaurybei į pilvą, kol jis miega. Ožkeliai beregint prinešė akmenų ir krovė į vilko pilvą, kiek tik lindo. O senė ožka dar greičiau susiuvo tą vietą, kur buvo perkirpta, ir vilkas nei justi to nejuto. Kai jis pagaliau išsimiegojo, pakilo ir kadangi nuo akmenų pilve turėjo didelį troškulį, tai nusprendė eiti prie šaltinio ir atsigerti. Jam pradėjus eiti, akmenys pilve ėmė trankytis vienas į kitą ir barškėti. Tada jis sušuko. Kas į žemę pilvą traukia,
kas ten juda, kas ten barška? Aš maniau, ožkeliai šneka, o čia akmenys tik tarška. Ir kai jis atėjo prie šaltinio ir pasilenkė gerti, sunkieji akmenys jį persverė, jis įkrito į vandenį ir prigėrė. Tai pamatę, ožkeliai nubėgo pas motiną ir sako: Vilkas žuvo, vilkas prigėrė. Ir kartu su motina ėmė šokti aplink šaltinį. Joniukas ir Grytutė. Prie didelės girios gyveno kirtėjas su pačia ir 2 vaikais. Berniuko vardas buvo Joniukas, mergaitės Grytutė. Tas kirtėjas gyveno labai vargingai. Dažnai namuose nebuvo juodos duonos kąsnelio. Vieną vakarą, atsigulęs į lovą, ilgai iš rūpesčio negalėjo užmigti. Ir besivartydamas nuo vieno šono ant kito, tarė pačiai: Kaip čia mes dabar versimės? Kuo maitinsime vaikus, kad patys nieko daugiau nebeturime? Žinai ką, atsakė pati. Nuveskim rytoj anksti vaikus toli į girią, kur labai tanku, sukurkim ugnį, paduokim kiekvienam po riekelę duonos, o patys nejučiomis pasišalinkim ir sugrįžkim namo. Kelio namo jie neras ir mes būsime nuo jų atsikratę. Alkani vaikai irgi negalėjo užmigti ir girdėjo visą tėvo ir pamotės kalbą. Grytutė ėmė gailiai verkti. Neverk, Grytutė, ramino Joniukas, nebijok, aš rasiu, kaip išsigelbėti. Užmigus tėvams, jis atsikėlė, apsivilko savo drabužėlį, atsidarė duris ir išsmuko iš pirkios. Mėnuo skaisčiai švietė ir balti akmenėliai, kurių buvo pribarstyta aplink namus, blizgėjo kaip nauji pinigėliai. Jis pasigūžęs prisirinko jų pilną kišenę. Tik pradėjus aušti, dar prieš saulės tekėjimą, atėjo pamotė ir ėmė kelti vaikus. Kelkit, tinginiai, einam į mišką malkų. Paskui ji padavė abiem po kąsnelį duonos ir sako: Štai jūsų pietūs, tik nesuvalgykit anksčiau, daugiau nieko negausite. Ir visi išėjo į mišką. Kiek paėjus, niekam nematant, Joniukas pradėjo mėtyti iš kišenės akmenėlius, kad galima būtų atsekti kelią į namus. Nuėjus toli į girią, tėvas tarė vaikams: Pažabaukit, vaikai, aš jums sukursiu ugnį, kad nesušaltumėt. Joniukas ir Grytutė privilko žabų didelę krūvą ir tėvas juos uždegė. Gerai įsidegus žabams, pamotė tarė: Dabar gulkit, vaikai, prie ugnies ir pailsėkit, o mes eisim malkų kirsti. Pabaigę darbą, čia sugrįšim jūsų pasiimti. Ilgai ten sėdėjo Joniukas ir Grytutė. Galop iš nuovargio ėmė jų akys merktis ir jie užmigo. Atbudo pačiam vidurnaktį. Grytutė ėmė verkti sakydama: Kaip dabar mes išeisim iš to miško? Joniukas ėmė ją raminti: Palauk truputį, kol patekės mėnuo, tada rasime kelią namo. Kai patekėjo mėnuo, Joniukas paėmė sesutę už rankos ir ėmė vesti, kur gulėjo išmėtyti akmenėliai. Jie blizgėjo kaip nauji skatikai ir puikiai rodė jiems kelią. Jie ėjo visą naktį ir auštant pasiekė tėvo namus. Bet netrukus vėl atėjo badas. Ir vaikai išgirdo, kaip pamotė gulėdama naktį tėvui tarė: Vėl viską suvalgėm. Pusę kepalėlio duonos beturim, o toliau nors dantis pakabink. Vėl vaikus reikia vesti į girią, tik daug toliau, kad jie neberastų namo kelio. Tėvui sunku buvo taip daryti.
Jis mėgino priešintis, sakydamas, kad su vaikais reiktų dalintis paskutiniu duonos trupiniu, bet pamotė nenorėjo nė klausyti. Vaikai nemiegojo ir girdėjo visą jų kalbą. Kai tėvai užmigo, Joniukas vėl atsikėlė ir norėjo kaip aną kartą išbėgęs pasirinkti akmenėlių. Bet pamotės buvo uždarytos durys ir jis negalėjo išeiti. Anksti rytą atėjo pamotė ir ištraukė vaikus iš lovos. Jie vėl gavo duonos po riekelę, bet dabar riekelės buvo mažesnės kaip aną kartą. Einant į girią, Joniukas trupino kišenį savo duoną ir nuolat stapčiodamas mėtė po trupinėlį žemėn. Taip Joniukas išmėtė visus trupinėlius ant kelio. Pamotė nuvedė vaikus į tokią girios vietą, kur ji pati niekados nebuvo. Vėl buvo sukurta ugnis ir pamotė tarė: "Pasėdėkit čia, vaikeliai, jūs esate nuvargę, galite kiek snustelti. Mes eisim kirsti malkų, o vakare pabaigę darbą ateisim jūsų pasiimti." Per pietus Grytutė atidavė pusę savo duonos Joniukui, jis savo riekelę buvo ištrupinęs ir išbarstęs ant kelio, o paskui abudu sugulė ir užmigo. Atėjo vakaras, sutemo, bet niekas jų nekėlė. Jie atbudo apie vidurnaktį ir Joniukas ėmė guosti sesutę: "Palauk, Grytute, kol užtekės mėnuo. Tada paieškosim mano išbarstytų duonos trupinėlių ir jie parodys mums kelią namo." Patekėjus mėnesiui, jie ėmė ieškoti, bet neberado nė vieno trupinėlio, nes paukščiai, kurių tūkstančiai gyvena ir skraido po laukus, juos sulesė alei vieną. Joniukas tarė Grytutei: "Vis dėlto mes rasim kelią." Tačiau niekur jo nerado. Jie ėjo kiaurą naktį ir dar vieną dieną nuo ryto iki vakaro, bet negalėjo prieiti girios krašto. Jie baisiai išalko. Per visą tą laiką tik kelias uogeles teprarijo. Apie vidudienį jie pamatė tupint ant šakelės baltą paukštelį ir taip gražiai giedant, jog vaikai sustojo ir ėmė klausyti. Pagiedojęs, jis suplasnojo sparneliais ir ėmė skristi prieš juos, lyg rodydamas kelią. O vaikai nusekė paskui ir netrukus išvydo priešais mažą trobelę. Priėję arčiau, vaikai pamatė, kad visa trobelė pastatyta iš duonos, o apdengta meduoliais. Langai buvo vieno cukraus. "Dabar puikiai čia pavalgysim", tarė Joniukas. "Aš kasnelį stogo suvalgysiu, o tu, Grytute, gali paragauti lango." Joniukas pašoko aukštyn ir atsilaužė kasnelį stogo, o Grytutė priėjo prie lango ir ėmė čiulpti stiklą. Čia sušuko laibas balsas iš trobelės: "Kas po stogą vaikštinėja, kas už lango brazdinėja?" Vaikai atsakė: čia vėjelis, šalto debesio brolelis." Ir valgė savo nieko nežiūrėdami. Joniukui labai patiko stogas ir jis atsiplėšėjo nemažą gabalą. O Grytutė išmušė visą apskritą stiklą ir atsisėdus ėmė gardžiuodamasi krimsti. Staiga atsidarė durys ir iš trobelės iškūprino sena bjauri moteriškė su lazda rankoje. Joniukas ir Grytutė taip išsigando, jog paleido iš rankų savo gardėsius. Senelė pakraipė galvą ir tarė: "Sakykit, vaikeliai, kas jūs čia atvedė? Eikit į mano namelius pasiviešėti, nieko pikto jums nebus." Ji paėmė vaikus už rankų ir įvedė į trobelę. Čia buvo prikrauta ant stalo gardžiausių valgių: pieno ir sklindžių su cukrum, obuolių ir riešutų. Vaikai valgė ir gėrė, kiek norėjo. Po to šeimininkė juos paguldė į gražias, minkštas loveles. Bet senelė tik dėjosi gera, o iš tikrųjų buvo pikta ragana.
Ji gaudė vaikus ir duonos trobelę buvo pastačiusi tik jiems vilioti. Anksti rytą, kol dar vaikai tebemiegojo, ragana atsikėlė, paėmė Joniuką su savo kieta ranka, nunešė į mažą tvartelį ir uždarė už grotinių durų. Čia jis galėjo rėkti, kiek jam lindo, bet jo niekas negirdėjo. Paskui ji nuėjo pas Grytutę, išjudino ją iš miegų ir sušuko. Kelkis, tinginę, nešk vandenį ir taisyk broliui, ką gardžiai pavalgyti. Jis dabar uždarytas tvartelį, aš noriu jį gerai atšerti. Kai jis atsipenės, aš jį suvalgysiu. Grytutė ėmė gailiai verkti, bet tas nieko nepadėjo. Ji turėjo daryti, ką ragana liepė. Joniukui buvo verdami gardžiausi valgiai. Kas rytas ragana atknopindavo prie tvartelio ir šaukdavo. Joniuk, iškišk ranką, noriu pažiūrėti, ar tu greit atsipenėsi. Bet Joniukas jai kaišė kaulą, o ragana, būdama apyžabalė, negalėjo apgavimo suprasti ir manė, kad čia vaiko pirštai. Tik stebėjosi, kad jis neina nė kiek riebyn. Praėjo 4 savaitės, o Joniukas vis toks pat liesas buvo. Ragana pritrūko kantrybės ir nusprendė ilgiau nebelaukti. Eik, Grytute, tarė jį mergaitai, prinešk vandens. Riebus ar liesas Joniukas, noriu rytoj jį pribaigti. O, kaip sopėjo širdį nelaimingai sesutei nešančiai vandenį. Gailios ašaros riedėjo jai per skruostus. Liaukis bliovusi, barėsi ragana. Vis tiek tau ašaros nepadės. Anksti rytą Grytutė turėjo užkaisti katilą su vandeniu ir sukurti ugnį. Pirmą mes duoną pakepsim, tarė ragana. Aš jau pakūrenau krosnį ir užmaišiau tešlą. Taip sakydama, ji pastūmė Grytutę prie krosnės, iš kurios dar tebėjo liepsna. Lysk į krosnį, tarė ragana. Ir pažiūrėk, ar jau karšta, kad galėtume kišti duoną. Ji norėjo uždaryti palindusiąją krosnį sudeginti. Bet Grytutė suprato, kam jai ragana liepė lysti į krosnį ir tarė. Aš nemoku, kaip čia padaryti. Prašom parodyt. Kvaiša, sušuko ragana. Skylė tokia didelė, jog ir aš galiu lysti. Žiūrėk kaip. Ir priėjusi įkišo galvą į krosnį. Čia Grytutė smarkiai pastūmė ir ją visą įgrūdo į krosnį, uždarė geležines dureles ir užšovė velkę. Kaip ji baisiai ėmė kaukti. Bet Grytutė išbėgo ir piktoji ragana sudegė. Grytutė nubėgo tiesiai pas Joniuką, atidarė jo tvartelį ir sušuko. Joniukai, mes išgelbėti, senosios raganos nebėr. Joniukas išlėkė kaip paukštis iš narvelio, kai jam atidarė duris. O, kaip jie džiaugiasi. Dabar nieko daugiau nebebuvo bijoti ir jie drąsiai įėjo į raganos trobelę, kur visose kertėse stovėjo dėžės su perlais ir deimantais. Čia geresni daiktai kaip akmenėliai, tarė Joniukas ir jų prisikimšo pilnas kišenes. Aš irgi noriu ką parsinešti namo, tarė Grytutė ir prisisėmė pilną prikyštę. O dabar kraustykimės iš tos prakeiktos girios, tarė Joniukas. Jie ėjo kelias valandas ir priėjo didelę upę. Čia mes nepereisim, tarė Joniukas. Nematyti niekur nei liepto, nei tilto. Nė laivelio nėra, atsakė Grytutė. Bet aure ten plauko balta antis. Aš jos paprašysiu mus perkelti. Ir jis sušuko. Antyte, baltoji antyte, čia stovi broliuk su sesyte. Per upę nerandame kelio, mus pernešk ant savo sparnelio. Antelė tuoj priplaukė prie kranto. Joniukas atsisėdo ant jos ir liepė, kad sėstų šalimais ir sesuo. Ir kai jie laimingai persikėlė į kitą pusę, kiek laiko paėjo, miškas ėmė rodytis vis labiau ir labiau pažįstamas ir galop išvydo savo tėvo namus.
Tada jie ėmė tekini bėgti, sulėkė į pirkią ir apsikabino tėvą. Pamotė jau buvo mirus. Grytutė iškratė iš savo prikyštės perlus ir deimantus, tie šokinėdami pabiro po visą pirkę, o joniukas ėmė saujomis semti brangenybės iš kišenės. Čia pasibaigė visi vargai, toliau gyveno jie gražiai ir laimingai. Mano pasaka baigta, bėga ten pelė greita, kas tą pelę pasigaus, šiltus kailinius sau gaus.